Sulaukiu klausimą dėl kardio. Žmogus sako, kad jis negali bėgioti ant takelio dėl to, kad jam skauda kelius. Ir ypatingai šitą problemą, matyt, pasireiškia pas žmonės, pas kuriuos yra šiek tiek viršsvorio. Ir tai yra normalu, kad keliai, apskritai sąnariai gauna didelės apkrovas, todėl reikėtų vengti. Šiaip pačio kardio, kaip po svorio metimo, aš niekada nerekomenduoju. Kardio aš visą laiką rekomenduoju dėl širdies ir kraujagyslių sistemų gerinimo, ypatingai jeigu jūs turite kažkokių tai indikacijų ir problemų su širdim. Bet grįžkime prie pačio klausimo. Ką daryti, jeigu aš negaliu bėgioti, kokį kardio pasirinkimą pasidaryti? Tai variantų yra įvairiausių. Vienas iš variantų yra pasirinkti dviratį. Jis yra labai dėkingas būtent jūsų kelio sąnarių apkrovai. Tai reiškia, netokios didelės apkrovos yra. Antras variantas – irklavimas. Ir trečias variantas iš tikrųjų būtų pasirinkti bėgimo takelį, bet jums reikėtų pasirinkti 10 laipsnių kampą. Ir reikėtų pasirinkti 3-4 km/h greitį. Dabar daug geriau iš tikrųjų yra pasirinkti variantą, jeigu jūs galite ir turite širdies matuoklį arba laikrodį, kuris sako, koks yra tuo metu jūsų širdies pulsas. Pats geriausias variantas yra atlikti fizinį darbą, fizinį aktyvumą antroje zonoje. Tai yra žemo aerobinio intensyvumo zona. Ir tokiu būdu jūs galite pasikelti savo širdies ir kraujagyslių sistemų efektyvumą, ypatingai pagerinti savo VO2 maksą. Tai kiek rodo tyrimai, tai VO2 maksą galima pasikelti būtent atliekant aerobinį darbą bent 2 valandas per savaitę antroje zonoje. Dabar, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs galėtumėt pasirinkti 4 kartus per savaitę, po 30 minučių daryti aerobinį darbą atskirai nuo treniruočių. Arba kitas variantas, jeigu jūs, tarkime, sportuojate 3 kartus per savaitę, tai 2 kartus pasirinkti per savaitę po valandą būtent aerobinio darbo, būtent antroje zonoje. Dabar, kad nebūtų taip nuobodu, iš tikrųjų jūs galėtumėt pasirinkti netgi keletas variantų. Jūs galėtumėt pasirinkti, sakykime, 20 minučių su dviračiu, 20 minučių irklavimas ir 20 minučių būtent ėjimas į kalnę 10 laipsnių. Ir tokiu būdu per vieną treniruotę jūs turėtumėt valandą aerobinio darbo antroje zonoje.